Pasaka, kaip Vilkas Pilkas ir Kiškis Pukas tapo draugais. Miške gyveno Vilkas Pilkas. Jis buvo stiprus ir greitas, todėl daugelis miško gyventojų jo bijojo. Vilkas Pilkas labai norėjo turėti bent vieną tikrą draugą. Jis sužinojo apie Kiškį Puką, smalsų ir linksmą kiškį. Tačiau, kai Vilkas bandė prieiti prie Puko, Kiškis išsigando. Jis pamanė, kad Vilkas nori jį sugauti ir suėsti, todėl ėmė bėgti, kiek tik kojos neša. Vilko širdyje apsigyveno liūdesys, nes jis tikrai norėjo būti Kiškio draugu, o ne priešu. Pilkas ilgai galvojo ir suprato, kodėl Kiškis jo bijo. Tada Vilkas nusprendė parodyti, kad jis yra geras vilkas. Jis nubėgo į kaimelį, kuriame gyveno sena močiutė, labai draugiška ir gera širdį. Ji augino daug daržovių, uogų ir vaisių. Ką pati suvalgydavo, ką kaimo žmonėms išdalindavo, o dalį palikdavo gyvūnams pievos pakraštyje. Vilkas lėtai bėgo į kiemą, kad neišgąsdintų šeimininkės, ir prisirinko daug morkų bei kopūstų į pintinę. Surinkęs šias gardžias dovanas, jis grįžo pas Kiškį Puką. Lėtai priėjo Pilkas prie Puko, padėjo pintinę ir atsitraukė, kad mažasis draugas jaustųsi drąsiau. Vilko žvilgsnis buvo toks geras, kad Kiškio širdelėje atsiradusi baimė tiesiog išgaravo. Kiškis nustebo ir paklausė, kodėl Vilkas atnešė tiek daug šviežių daržovių. Labas. Tyliai tarė Kiškis Pukas. Kodėl tu atnešiai tiek daug gražių ir kvapnių daržovių? Jos atrodo labai skanios. Labas, Pukai, ramiai atsakė Vilkas Pilkas. Aš jas atnešiau tau, norėjau parodyti, kad nesu blogas vilkas. Tikrai? Nustebo Kiškis. Morkos tokios didelės, o kopūstai tokie švieži. Ačiū tau. Man labai smagu tai girdėti, nusišypsojo Pilkas. Aš labai norėčiau turėti draugą. Noriu būti tavo draugu, o ne priešu. Mano širdelė nurimo. Nusišypsojo Pukas. Gal galime būti draugais? Labai norėčiau, džiaugsmingai atsakė Vilkas. Pažadu būti geras draugas, žaisti, išdykauti, keliauti po mišką ir visada padėti, kai nelaimė nutiks ar liūdesys aplankys. Tuomet sėsk šalia manęs. Galime kartu pasidžiaugti šiomis skaniomis dovanomis. Nuo tos dienos Vilkas ir Kiškis tapo gerais draugais. Kartais net labai skirtingi gyvūnai ar žmonės gali tapti draugais, jei tiki gerumu ir stengiasi suprasti vieni kitus. Pabaiga. Vaikai, ar žinote, kas yra pasaka? Kaip manote, ką reiškia žodis pasaka? Aptarkite su mokytoja. Prieš kalbėdami pakelkite rankytę. Kaip manote, ar viskas, kas pasakojama pasakose, yra tikra? Taip ar ne? Ar prisimenate kokią nors pasaką? Ką joje pastebėjote tokio, ko nebūna tikrame gyvenime? Prisiminkite pasaką Raudonkepuraitė. Pasakykite 3 dalykus, kurie vyko pasakoje, bet tikrame gyvenime taip nebūna. Jūs teisūs. Pasakėte daug gerų pastebėjimų. Pasakoje vilkas kalba, bet ar esate kada girdėję, kad vilkas tikrame miške galėtų kalbėti? Taip pat vilkas apsimetė močiute, tačiau tikrame gyvenime nei vilkas taip sugalvotų, nei žmonės tokiu melu patikėtų. Pasakoje vilkas praryja močiutę, tačiau ji lieka gyva. Tikrame gyvenime taip nebūna. Vilkas žmogaus neprarytų, jo pilvas nėra toks didelis. Raudonkepuraitė taip pat klausė, kodėl močiutės akys tokios didelės, ausys tokios ilgos.
O pagalvokime, ar vilko ir žmogaus akys bei ausys yra vienodo dydžio, formos ir spalvos? Žinoma, ne. Todėl galime pasakyti, kad pasakose yra daug netikrų dalykų. Taip jos tampa įdomios. Pasakų tikslas ne tik papasakoti įdomią istoriją, bet ir kažko mūsų išmokyti. Pasaka apie raudonkepuraitę moko mus būti atsargiais. Ji parodo, kad nereikia kalbėti su nepažįstamais, svarbu klausyti suaugusiųjų patarimų ir saugoti save. Pasaka primena, kad ne visi, kurie atrodo geri, tokie yra. O dabar laikas patikrinti ir prisiminti, apie ką buvo ši pasaka. Aš užduosiu klausimus ir perskaitysiu atsakymų variantus. Jūs pagalvokite ir pasirinkite tą atsakymą, kuris jūsų manimų teisingas. Atsakymus pasižymėkite, o pabaigoje viską kartu patikrinsime. Pirmas klausimas. Ko labiausiai norėjo vilkas pilkas? A. Sugauti kiškį. B. Turėti tikrą draugą. C. Suvalgyti daržoves. Antras klausimas. Kodėl kiškis Pukas pabėgo nuo vilko? A. Nes buvo pavargęs. B. Nes pamanė, kad vilkas nori jį suėsti. C. Nes nenorėjo draugauti. Trečias klausimas. Kaip jautėsi vilkas, kai kiškis pabėgo? A. Linksmas. B. Supykęs. C. Liūdnas. Ketvirtas klausimas. Ką vilkas pilkas darė po to, kai kiškis nuo jo pabėgo? A. Supyko ir nuėjo į mišką. B. Nubėgo į kaimelį pas močiutę. C. Grįžo pas kitus vilkus. Penktas klausimas. Ką močiutė darydavo su daržovėmis? A. Visas pasilikdavo savo. B. Išdalindavo žmonėms ir gyvūnams. C. Išmesdavo. Šeštas klausimas. Ką vilkas atnešė kiškiui Pukui? A. Žuvų ir uogų. B. Morkų ir kopūstų. C. Duonos ir pyrago. Septintas klausimas. Kaip vilkas elgėsi prie kiškio? A. Greit pribėgo. B. Šaukė. C. Priėjo lėtai ir padėjęs pintinę atsitraukė. Aštuntas klausimas. Kaip baigėsi ši pasaka? A. Vilkas liko vienas. B. Vilkas ir kiškis tapo draugais. C. Kiškis pabėgo visam laikui. Vaikai, mes jau žinome, kad pasakose gyvūnai kartais ėda, valgo keistus dalykus. Nenustebkite, jei pasakose vilkas valgys keksiukus, lapė virs sriubą, o meška mėgausis medumi. Taip nutinka todėl, kad pasakos yra pasakos. Jose gali būti visko. O dabar pagalvokite ir pasirinkite teisingą atsakymą. Ką vilkas iš tikrųjų ėda, valgo gamtoje? A. Žolę, lapus ir gėles, kaip karvė ir kiškis. B. Mėsą. Jis medžioja ir minta kitais gyvūnais. C. Saldžius kepinius, medų ar sriubą, kaip žmonės. O dabar pažiūrėkime, ar teisingai atsakėte į klausimus.
Pirmas klausimas. Ko labiausiai norėjo vilkas pilkas? B. Turėti tikrą draugą. Antras klausimas. Kodėl kiškis Pukas pabėgo nuo vilko? B. Nes pamanė, kad vilkas nori jį suėsti. Trečias klausimas. Kaip jautėsi vilkas, kai kiškis pabėgo? C. Liūdnas. Ketvirtas klausimas. Ką vilkas pilkas darė po to, kai kiškis nuo jo pabėgo? B. Nubėgo į kaimelį pas močiutę. Penktas klausimas. Ką močiutė darydavo su daržovėmis? B. Išdalindavo žmonėms ir gyvūnams. Šeštas klausimas. Ką vilkas atnešė kiškiui Pukui? B. Morkų ir kopūstų. Septintas klausimas. Kaip vilkas pilkas elgėsi prie kiškio? C. Priėjo lėtai ir padėjęs pintinę atsitraukė. Aštuntas klausimas. Kaip baigėsi ši pasaka? B. Vilkas ir kiškis tapo draugais. Papildomas klausimas. Ką vilkas iš tikrųjų ėda valgo gamtoje? B. Mėsą. Jis medžioja ir minta kitais gyvūnais. Na, ar daug teisingų atsakymų? Manau, kad tikrai taip. Mūsų pasakos kelionė jau eina į pabaigą. Ačiū Jums, kad klausėtės ir atsakinėjote. Iki kitų susitikimų.